Sveiki visi bičiuliai mylintis krepšinį. Esame Kauno rajone Garliavoje, kur netrukus. Ir čia Vasiliauskas yra apvogtas, Raupelis tikrins lanką. Takas, kad ginasi Omega. Plačiai vaikšto kamuolys ir kur kas žemesnis varžovas. Bulikės prieš jį, o čia Stenmarkus Adarnovičius. Ir čia Štombergas nori žaisti prieš Aliukonį ir Aliukonis blokuoja dabar Štombergas. Oi, paštrei čia Simas Liok. Randamas Kelečius ir pataiko Kelečius. Oi, Tauris Aliukonis ten šiemet Eurolygoje debiutavęs. Žalgirio dublerių žaidėjas 1.31. Ir dar kartą laiku įkiša kamuolį. Bulanovas iš toli, dar 3 taškas praleido. Bulanovas, kad dar vieną. Oi. Ten įsikeitimų. Lieka prieš Černeckį ir Galeckas. Pradeda rinkti kamuolius. Puolime žalgiriečiai ir Raupelis tą kamuolį ima. O Vasiliauskas to padaryti nepavyksta. Arbitrai traktuoja, kad čia užvaldė kamuolį. Vasiliauskas atakuoja Raupelį, gauna bloką. Dar viena klaida, Šliogerio vagystė. Ir dar 2 taškai. Atakuoja Raupelį, Tomas Vasiliauskas prieš Raupelį, Šliogerio į kampą, čiuks, Simas. Turi šeimininkai Šulskis. Kaip Šulskis čia apeina visus. Šeputis čia bando prieš jį apsigyti. Galecko klaida. Bulanovas greitojo atakoje, 2 taškai. Rudaitį ten apeina, bet kamuolį Grunkio greitas rankas. Ir Grunkis greitoje atakoje. Šulskiui perdavimas į kampą, 3 taškai. Perdavimas Galecko, ryžtasi. Galeckas tolimame. Sprendžia ataką. Nusimeta į kampą dar kartelį. Pagrindinis žaidimo inventorius, bet Grunkis dabar tą kamuolį vagia ir išvesti pergalę. Nutraukta tragiška. Atkarpa 83-72 dviženklių skirtumų.